Labas vakaras, sveiki visi prisijungę. Ir šiandieną studijoje aš, gydytoja Nida Silienė, ir esu labai dėkinga profesoriui Artūrui, kuris sutiko šiandien pasikalbėti apie mokslą ir psichologiją, psichoterapiją, būtent apie fiziką ir psichoterapiją. Ir profesorius Artūras Jukna yra Vilniaus Tech, taip, universiteto fizikos katedros profesorius. Gal jūs galite kažką daugiau apie save pasakyti? Tech universiteto fizikos katedros profesorius, taip? Taip, fizikos katedros profesorius ir kartu esu fotoelektros technologijų laboratorijos vedėjas. Šiuo metu jai vadovauju tai laboratorijai. Na ir mano pagrindinis užsiėmimas yra moksliniai tyrimai, bet pradėjęs nuo 2007 metų pradėjau dirbti Vilniaus gedimino technikos universitete, tuo metu buvo dar Vilniaus gedimino technikos universitetas arba VGTU santrumpa. Na, įsijungiau į tą pedagoginę veiklą, dabar kartu ir mokslinius darbus darau ir kartu dar ir dėstytojauju. Taip, tai dar kartą dėkui jums, kad prisijungėte, nes mes truputį pažįstame šiek tiek anksčiau, ir esame ne kartą bendravę prie kavos puodelio, ir visada su jumis smagu kalbėti ir rasti atsakymus į pačius įdomiausius klausimus. Tai fizika yra toks mokslas, kuris turbūt nusako visą mūsų tą realų pasaulį, realybę. Tai jūs sakykite, jums fizikos žinios padeda gyventi, o gal trukdo? Nes išmanote fiziką iš pagrindų, taip? Na, turbūt nėra tokio žmogaus, kuris žinotų fiziką, visą fiziką ir ją galėtų pasakyti ir bent pasigirti, kad jis tikrai žino ją, nes fizikų yra daug labai krypčių ir yra fizikos dalis kaip optika, yra kaip kvantinė mechanika, yra kaip branduolinė fizika arba dar kažkokios kitos rūšies fizikos. Ir be abejo, kiekvienas esam tam tikros srities specialistai ir fizikos srityje. Taip tariant, fizika irgi gali būti labai įvairia pusė. Dabar ar padeda man gyventi fizika? Taip, turbūt, sakyčiau, padeda. Ir pagrindinė turbūt mintis yra tai, kad visi žmonės yra sudaryti iš atomų. Ir turbūt šiandien niekas nebejoja, kad taip yra ir kad visi objektai, kurie yra, kuriais mes esam apsupti, yra sudaryti iš atomų. Na, įdomu tai, kad jeigu išardyti žmogaus kūną į atskirus atomus, tai kiek bežiūrėtumėm pro kokį norit mikroskopą, joks atomas nebus gyvas. Iš kur yra gyvybė? Kodėl žmogus yra gyvas, jeigu sudarytas iš negyvų atomų? Na, jeigu sudėsim atomus vėl atgal tą pačią tvarką ir tos pačios rūšies atomus, vėl gausim tokį patį žmogų, su tą pačią spalva akių, su tą pačią plaukų spalva, su tais pačiais norais ir su tais pačiais troškimais, arba kitaip tariant, patirtimi ir atmintimi. Tai fizika padeda suprasti, kas tai yra tas žmogus. Ir kartu, galima sakyti, kad visi mūsų poelgiai arba visas mūsų veiklos scenarijus yra nulemtas tam tikros atomų išdėstymo tvarkos arba tų atomų rūšies. Na, pavyzdžiui, jeigu mes įkvėpsime kažkokių nuodingų dujų, tai atomai persitvarkys kažkokią tvarką ir mes numirsime dėl to, kad atomų tvarka buvo pažeista. Nors atomų lyg ir padaugėjo dėl to, kad įkvėpėm dujų. Bet tos dujos sukūrė kažkokią reakciją, kuri pakeitė atomų išdėstymo tvarką ir dėl to gyvybė nutrūko, baigėsi. Tai kas yra gyvybė, kol kas negalim dar atsakyti, bet fizikos akimis žiūrint arba fiziko akimis žiūrint, tai yra tam tikros rūšies atomai išdėlioti tam tikrą tvarką. Tai viskas gyva yra būtent tokia tvarka išdėlioti atomai. Jeigu tvarka šiek tiek pažeidžiam, gausis kažkas kitas. Visai ne žmogus, arba jis bus negyvas, arba dar kažkaip. O įdomu, galima sudėti lygiai tą pačią tvarką?
ar bandyta tai padaryti? Manau, kad taip, šiuo metu jau yra išrasta daug tokių prietaisų, kuriais galima sudėti atomus. Tai vienas iš tokių prietaisų yra atominės jėgos mikroskopas. Jis yra pagamintas tokiu principu, kad suformuota yra adata, kuri pritvirtinta prie tokios lanksčios svirtelės, o pats adatos galiukas yra tiek nusmailintas, kad galiuko pabaigoje yra arba vienas arba du atomai. Ir tokia adata yra labai jautri ir jį gali sustumdyti atomus, tam tikrą tvarką sudėlioti juos ir pristumus vieną atomą prie kito, pavyzdžiui, turiu deguonies atomą ir turiu vandenilio atomą. Tol, kol jie atskirai, vienas yra dujos ir kitas yra dujos, bet tik sustumsiu kartu ir gausis vanduo. Tai visai kitas yra agregatinis būvis, jis yra skystis. Aišku, galima pakelti temperatūrą ir išgarinti tą vandenį, bet vis tiek tai išgaruos jau vandens molekulės, o ne vandenilio ir deguonies. Tai sustumdyti galima, bet tai užima labai daug laiko ir labai daug pastangų, norint pagaminti, pavyzdžiui, informacinę molekulę, kurią mes įsivaizduojam kaip DNR molekulę arba dezoksiribonukleininės rūgšties molekulę, tai reikia kelių milijonų atomų. Be abejo, tas užimtų labai daug laiko ir formuoti tokį darinį, išlaikyti jį ilgesnį laiką, turbūt būtų rimtas iššūkis. Kol kas tai būtų rimtas iššūkis ir kompiuteriam, kurių greičiai dabar dar vis dar yra riboti, ir galbūt tai mechaniniai daliai, kuri valdo. Tai bendrai. Jo, tai gana sudėtingas uždavinys. Labai įdomus. O šiaip žmogus gimsta, tai atrodo taip lengvai, paprastai. Ne visai, turbūt gamta yra labai ilgai treniravosi toj srityje ir kol sukūrė mūsų panašius į mus, tai daug buvo turbūt ir gamtoj klaidų, tokių, kurios galiausiai baigėsi kažkokiu neišgyvenusiu individu ir galiausiai tiesiog natūralios atrankos būdu atsirado mes. Bet jeigu mes būtumėm, kaip čia pasakius, visi išgyvenę, turbūt nebūtumėm tokie, kaip šiandien atrodo. Jo, tai vėlgi, tai kad mes išgyvename ir kad esame čia, turbūt yra kažkokia didžiulė vertybė. Taip. Taip, mums pasisekė. Ta prasme, kitiems pasisekė mažiau. Ir vien tik tai supratdami jau turėtumėm jaustis laimingi ir būti labai, labai patenkinti, nes tas lenktynės mes laimėjom. Jo, ir tai, ką jūs sakote, mes vis diskutuojame dažnai psichoterapijoje, nes žmonės ateina pas mus su tokiam problemom apie savivertę, apie savęs suvokimą, apie vertingumą, kad aš esu nepakankamas, aš kažką turiu dar daugiau daryti, aš netoks vertingas, netoks gražus. Ir tas nepakankamumo jausmas yra toks labai gilus įsišaknijęs, kuris vėlgi sukelia daugybę problemų gyvenime ir daug nerimo, ir depresijų ir taip toliau. Tai galite paneigti tai. Jo, aš irgi turėjau tokią patirtį, mano labai pagyvenusio amžiaus buvo mama ir man teko su ja kalbėtis tom temom apie gyvenimo prasmę, apie tai, kaip mes vertinam save ar nevertinam savęs, ar kažkaip tai bandom save kritikuoti, nors šiai daug kartų sakiau, kad tai reikia palikti kitiems. Kiti turi užsiimti mūsų kritiko, o ne mes patys. Mes dabar atliekam kitų darbą, tiesiog gaištam savo laiką. Ir kitas dalykas, argumentas, kuris man padėdavo mamai tikinti ir sakydavo, reikia nueiti į kapines ir pasižiūrėti, kiek ten yra jau mūsų brolių suguldyta ir seserų. Ir mano manimu, ten kiekvienas, kuris guli bent jau 5 minutėm, mielai pasikeistų su mumis, kurie mes dabar čia vaikštom kapinėse. Tai iš principo tas suteikia tam tikro optimizmo gyventi ir tam tikro optimizmo kažkaip tobulinti save ir tobulinti aplinką, kuri mus supa. Viskas juk gyvenime priklauso nuo to, ar turime su ko palyginti, ar turime kažkokį tai atskaitos tašką, kurio atžvilgiu galėtumėm įvertinti save. Tai būna taip, kad kaip čia pasakius, nelabai gražus žmogus pasirenka dar labiau negražesnį. Ir tada jis tam fone atrodo gražesnis, nes atskaitos taškas yra tas negražesnis žmogus. Negražesnis, nors bendrai aš manau, kad gamta mūsų kūrė tobulus ir mes visi esam pakankamai gražus.
jeigu nėra tos atskaitos sistemos, mes negalime vertinti, ar didelimės, ar mažymės, ar mes tobuli, ar netobuli. Jeigu lyginti save su pačiais tobuliausiais, su genijais, tai gal mes ir atrodom tokie labai, tokie maži ir jie gal nieko negalintis, nieko nemokantis. Bet gal reikėtų rasti kažkokį pavyzdį to negražesnio, taip sakant, asmens, ir tada mes atrodysim savo gražesni. Viskas priklauso nuo mūsų vidaus įsitikinimo, viduje esančio įsitikinimo, ne to, kaip atrodo išorė. Daugelį atvejų aš galvoju, kad išorėje, tai yra stebėtojams, mūsų stebėtojams, visiškai mes nerūpim, absoliučiai. Jie tiek užsiėmė savimi, kad jiems neiki mūsų vertinimo, nebent kas užmina ant mazolę ir atnuospaudos ir sukelia skausmą ir priverčia vertinti. Bet greičiausiai jie visiškai nevertintų, jie būtų užsiėmę savimi ir dirbtų savo darbus. Tai irgi tam tikra yra fizika, nes fizikoje labai svarbi yra atskaitos sistema, kurios atžvilgiu gali įvertinti, ar tu judi, ar tu randiesi stacionarioje būsenoje. Tai pirmasis Niutono dėsnis, turbūt iš mokyklos visi žinome apie tą pirmąjį Niutono dėsnį, jis tvirtina, kad jeigu kūno neveikia jokios jėgos, tai jis arba stovi, arba juda tiesiai ir tolygiai, tai yra greitis jo nekinta. Tai reiškia kartu, kad negalima skirti, iš tikrųjų mes neturime atskaitos sistemos, kuri pasakytų, ar kūnas juda, ar nejuda. Labai įdomu. Matot, atskaitos sistema yra labai labai svarbi. Tai va tas gražus, negražus irgi yra tas pats, ta pati atskaitos sistema. Jo, kalbant apie gražus, negražus, geras, negeras, pakankamas, nepakankamas, mes vis psichoterapijoje sakome, kad nereikia mums lygintis. Mes esame, kaip pradžioj minėjote, vertingi vien dėl to, kad esame gyvi, kad išgyvename, ir paminėjote, kad galima pagal atskaitos tašką galėtume lyginti su mažiau gražiu save, būti gražesniu, arba ten su genijum, jeigu lyginamės, tai galim jaustis labai labai tokie maži, nieko nesuprantantis ir nemokantis. O iš tiesų, ar svarbu, kokią vietą mes užimame, ne? Turbūt vėlgi yra kažkokia pusiausvyra toj fizikoje ir mes kiekvienas kažkokią turbūt labai labai svarbią vietą užimame ir be mūsų būtų kažkoks, nebūtų pusiausvyros visoj gamtoj. Kad kiekvienas atomas, kaip ir kiekvienas žmogus, galbūt užima savo vietą kažkokią, būtent tam tikram fiksuotam laiko momente kažkokiam. Taip, tai tiesa, galima vertinti, priklausomai nuo kažkokios pasirinktos skalės, kokie mes esam tobuli arba kokie esam netobuli. Ta skalė gali būti, pavyzdžiui, svoris. Ne? Tai jeigu mes sakysim, kad kas turi didesnį svorį, tas yra gražesnis, tai tada visi, kurie yra labai stambus žmonės, tai tie bus gražus, o tie, kurie yra labai tokie liekni, tie bus negražus. Arba susitarkim kitaip, skalę apsukim į kitą pusę. Tai čia tiesiog yra principai. Bet aš manau, kad mes reitinguojame visada ir viską. Mes tokie esam žmonės. Ir vienas dalykas, kad mums visko nepakanka ir jeigu mes kažką jau įveikiam, tai tada atrodo, kad čiagi visiškai niekis yra, reikia dar įveikti, dar ten yra toliau ką daryti ir ką nuveikti. Ir tada mes siekiam to dar toliau, o tai, ką jau padarėm, tai manom, kad tai yra lengva, nes mes jau tą mokam, mes jau tą bandėm. Ir vėl egzistuoja toks posakis, kam išradinėti dviratį, jeigu jis jau išrastas yra. Bet pažiūrėkite gatvėje, kokie dviračiai atsirado, lyginant su tuo pirmoju dviračiu, kuris buvo išrastas. Kokie dabar važinėja dviračiai ir su elektriniais visokiais varikliukais, ir su šitais galvaniniais elementais. Dviratis tikrai patobulėjo. Ar galime sakyti, kad jis buvo išrastas? Taip, aš manau, kad jis buvo išrastas iš naujo. Su kažkokia gimimo banga tapo tobulesnis, nes visa žmonija patobulėjo. Ir tuo pagrindu tą žinias pritaikė ir dviračiai. Galime sakyti, kad čia yra tas pats dviratis, nes jame yra du ratai ir du pedaliai, kuriuos reikia minti ir tam tokiu būdu išgauti judėjimą. Reitinguojame ne tik tai tame, reitinguojame ir ūgyje, kuris yra aukštesnis, tas galbūt yra kažkiek pranašesnis. Tuo atžvilgiu, jeigu mes žaidžiam krepšinį, tai taip, tada ūgis yra labai svarbus ir ypatingai svarbus, tie keli centimetrai gali lemti labai daug ką. Bet jeigu mes
gyvenam tiesiog tokiam, tokį gyvenimą uždarą ir mūsų butai yra tik 2 metrų, kiek čia dabar gal, kiek tai 38 ir 2 metrai 40 aukščio, tai geriau nebūti tokiam aukštam, kad siektum lubas. Na, vėlgi, žiūrint, kurioje vietoje mes pritaikysim tą reitingavimo liniuotę arba reitingavimo lentelę.